Gilumedia pristato. Marijos Elseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Dabar galbūt daug vaikų gyvena be pasakų, aš nežinau. Mano vaikai gyvena su pasakom. Bet galbūt ir tie video žaidimai ar kažkokie filmukai ar kažkas, taip pat galima pasakyti, kad tai yra kažkokie naratyvai, kuriuos mes tam vaikui suteikiame, duodame prieigą juos žiūrėti, juos įsisavinti, net išmokti mintinai. Mes visi turim kažkuo tikėti, dėl to, kad tada mums yra geriau gyventi, patogiau, užtikrinčiau ir saugiau gyventi. Tai vat pasakos yra tie mitai, tie maži dalykėliai, ką mes jau sekam savo vaikams. Vaizduotė kiekvienam iš mūsų lemia mūsų patirtis, įgyta net nuo pačios vaikystės ir kūdikystės. Šiuo atveju Gimbutienei taip pat iš to konteksto, iš kurio jinai atvykusi, iš to, kaip jinai buvo auklėjama, kaip jinai kiek susidūrė su tautosaka, su mitologija savo vaikystėje ir jaunystėje. Gimbutienė su savimi tais klausimais buvo tikrai labai aiškiai pozicijoje ir žinojo, kad ne visų pirma yra žmogus, laisvas žmogus, kad mūsų visų mintis yra lygios, kad jinai gali važiuoti į didžiausias konferencijas visam pasaulyje ir kaip su lygiais šnekėti su visais vyrais ir teikti savo dalykus. Nepaisant to, kad ta deivių teorija iš karto buvo prilyginama kaip jai ir jinai pradėta ten vos nevadinti pati kaip deivė vaikšto. Taip, iš tikrųjų, kai mes kalbam apie senovę, apie senąją Europą ar tiesiog apie akmens amžių, jeigu moksliškai paleolitą, mezolitą, neolitą, ir tą prieš pastatome civilizaciniam laikotarpiui, tai kartais tikrai pradeda atrodyti, kad ta senoji visa istorija yra ta pasaka. Ir kad ten daug pasakų, daug mitų, daug visko, galbūt iš tenai viskas yra atėję. Mums labai sunku ir kartais net patikėti to, kas buvo. To, ką mes randam, tą, ką mes išsiaiškinam kaip akmens amžiaus archeologai. Ir kartais iš tikrųjų apima jausmas, kad sekam pasaką. Turim pasakas, turim mitus, taip, bet tarkim turim mitą, krikščionybės mitą, mes jį irgi galim pavadinti dideliu mitu. Ir jis taip pat kažkokį tą turi, tarkim, Senasis testamentas, rojus aprašytas. Mes galim tas pačias paralelės pradėti taikyti. O ko paleolitas buvo ne rojus? Vaikšto savo žmonės, visko aplinkui pilna, viskas gražu, viskas žydi, ką nori nusiskini valgai. Ir ten ta pati gyvatė, tas pats žaltys. Vėlgi dar pasižiūrėjau, būtų įdomu pakalbėti su biologais, galbūt irgi apie tą žaltį. Jeigu mes sekam, reiškia, laiku atgal, bandom pabandyti paieškoti šitos pasakos ištakų. Tai aš iš karto kėliau klausimą, o kodėl žaltys? Kodėl ne angis? Kokia yra populiacija šitos gyvatės, reiškia, Natrix, jinai lotiniškai dabar jau išsiaiškinau vadinasi, pažiūrėjau jos paplitimą, iš tiesų jinai labai, labai plačiai paplitusi šiandien. O kaip buvo tada, jeigu mes imsim paleolitą, ledynmetį, poledynmetį, kur galėjo būti ta gyvatė? Ar mes galėjom sukurti mitą apie gyvatę, kuri čia šliaužė ar nešliaužė? Gyveno ar negyveno? O gal jinai labai susijusi yra su sėsliu gyvenimu? Nes mes žinom, kad žaltys labai prie namų toks randamas, ar ne, gyvūnas, ne tiek kokiam čepkelių raiste reiktų eiti ten specialiai jo ieškoto, savo sodybai reiktų ieškoti. Tos visos sąsajos jos labai iš tikrųjų įdomiai dėliojasi, kai pradedi, kaip pasakyti, dėti visas dedamasias. Ir kuo pasižymėjo Gimbutienė, kad jinai pradėjo kombinuoti kelis mokslus.
Tačiau aš sakyčiau, dar čia net nebuvo pasiekta ta viršūnė. Po to dar atsiranda mokslo sričių, arba atsiranda archeologų, arba net ne archeologų, tiesiog mokslininkų, kurie dar kažkaip pažiūri. Čia, sakau, galėtų įsijungti ir biologai, ir dar kažkas tiesiog pasakyti savo poziciją, kiek ta pasaka paremta ant kažkokio gyvūno, kiek toli jinai gali mus nutempti laiku atgal. Jeigu žmogus tiki ir nori pasiskaityti tik tam tikrą literatūros dalį, įsikibti tam tikrų mitų ar kažko, ar tik tai su tuo gyventi, tai yra labai puiku, nes tai reiškia, kad šitie mitai jį gydo kabutėse. Jam padeda gyventi, jam yra smagiau gyventi, žinant, tikint, kad tai yra tiesa. Kaip kažkam yra smagiau gyventi, tikint, kad krikščionybės mitas yra tiesa. Mes visi turim kažkuo tikėti, dėl to, kad tada mums yra geriau gyventi, patogiau, užtikrinčiau ir saugiau gyventi. Tai vat pasakos yra tie mitai, tie maži dalykėliai, ką mes jau sekam savo vaikams. Dabar galbūt daug vaikų gyvena be pasakų, aš nežinau. Mano vaikai gyvena su pasakom. Bet galbūt ir tie video žaidimai ar kažkokie filmukai ar kažkas, taip pat galima pasakyti, kad tai yra kažkokie naratyvai, kuriuos mes tam vaikui suteikiame, duodame prieigą juos žiūrėti, juos įsisavinti, net išmokti mintinai. Aš, kai buvau maža, išmokau mintinai pasaką apie vištytę ir gaidelį. Jis iš tikrųjų yra kraupi, išmušė akelę. Tai yra baisu. Bet aš ją mokėjau mintinai ir kiekvieną vakarą prašydavau, kad mačiutė man ją sektų. Kodėl, aš nežinau, negaliu paaiškinti. Bet labai daug vaikų šitą daro. Prašo, pasek dar kartą. Aš nežinau, ar su Egle Žalčių karalienė su šitą pasaką yra toksai dalykas. Gal atrastumėm žmonių, kurie vaikystėje norėjo dar ir dar kartą ją išgirsti. Kodėl kiekvienas išsirenkam savo pasaką, kas tame naratyve mums suskamba. Vėlgi reikia ne vieną tą pasaką pasiimti, pasižiūrėti visumą pasakų, pasižiūrėti pasakas, kurios yra kitose kultūrose, kitur visai kitam pasaulio krašte. Čia, kad mes pasilyginam su kokiais estais, tai aš nevadinčiau to labai dideliu pasilyginimu, ar ne? Mes turėtumėm pasižiūrėti į kokius, nežinau, galbūt net ir Meksikos kokios ten tautosaką ir pasižiūrėti, ką mes bendro. Kad ten ir pas mus ir visur apskritai gyvatė figūruoja kaip toks, gyvūnas ir toteminis gyvūnas daugelyje ten tų bendruomenių. Tai manęs nestebina, kaip pasakyti, tikrai įspūdingas gyvūnas, pripažinkime, tikrai toks ir bauginantis ir labai toksai paslaptingas ir kad jis yra visur, ne tik tautosakoje, bet apskritai, nežinau, ir mene, ir labai daugelį sričių mes tą gyvatę galim susitikti. Ir tarp toteminių pagrindinių tų gyvūnų, šalia vilko ten ir nežinau, kokio tigro, taip pat stovi ir gyvatė, ir koks skorpionas. Tai yra tie patys įspūdingiausiai. Ar mes turim pasakų apie sraigės? Niekam jos kažkaip neužkliuvo. Niekam jos nepasirodė reikšmingos, ar kažkokios paslaptingos, ar grėsmingos. Tai visų pirma reikia pasižiūrėti, sakau, iš tokios psichologinės pusės, ką mums pasaka duoda, ką mes įkūnijam į tą gyvūną, kurį mes užakcentuojame. Mes turbūt norim kažką pasakyti tam vaikui, kuriam mes sekam tą pasaką, apie savybės, apie žmonių savybės ir bruožus. Po to išvirto į gražų vaikiną. O jų galėjo būti negražus vaikinas. Galėjo visai būti nepatrauklus jai. O kodėl į vaikiną? Dabar iš viso čia lygių lyčių, reiškia, atstovai pasakytų, o kodėl iš viso tokia yra ta pasaka, būtinai akcentuojanti tokius dalykus. Vyras ir moteris. Labai daug kampų, kaip mes galime žvelgti į tai. Bet aš kaip archeologė ir būtent turinti pristatyti Gimbutienės tą matymą, tai visų pirma noriu pasakyti, kad Gimbutienė tyrinėjo tai, kas jai buvo įdomu pačiai.
Ir mes patys, kaip aš sakiau, turim atsirinkti, kas mums patiems įdomu, bet mūsų gebėjimai gilintis yra skirtingi. Nelyginkim savęs su Gimbutiene, kuri aplankė 100 muziejų, savo rankose turėjo 100 000 artefaktų, savo galvoje be jokių Excelių ir be nieko. Turėjo 1000 artefaktų, atsimindama juos ir galėdama juos sulyginti, suskirstyti ir panašiai. Duomenų bazė. Tokia, kokios mes ne vienas neturime ir aš neturiu taip pat. Taip kad visų pirma reikia nesilyginti su tais, kurie iš tikrųjų labai daug visko nuveikė, visko pamatė ir savo išvadas kažkokias pateikė ar savo tai, kaip jiems atrodo, parašė. Jos gyvenime šiek tiek tas atsispindi, tos teorijos šiek tiek atsispindi. Ta invazija, tas privertimas trauktis iš Lietuvos ir kurganų teorija, kuri iš esmės labai panašų dalyką teigia, tą tokį pamatinį dalyką, kad vieniems panorus užimti kitų erdves, kažkas yra nuskriaudžiamas, kažkas visiems laikams pasikeičia, įvyksta lūžis, kažkas priverstas nuo šiol gyventi kitaip. Jos sprendimas buvo pasitraukti iš Lietuvos, vienas geresnių turbūt sprendimų. Ir jos karjerai lėmės labai daug, jos visam gyvenimui lėmės labai daug. Taip kad jinai iš savo pozicijų, tame, kame jinai gyveno, tikrai savo teorijas ir hipotezės, jas žvelgia iš savo pačios konteksto. Mes iš šiandienos konteksto žiūrim ir į tą pačią pasaką apie Eglę Žalčių karalienę, ir į Gimbutienės darbus, ir į kitų archeologų darbus. Yra atskiros archeologijos mokyklos mokslo. Yra kultūristorinė mokykla, yra postprocesualistai, procesualistai, įvairiausios tos kryptis, kaip žmonės žvelgia į duomenis. Vieni sako, kad viską galim paskaičiuoti. Sudėkim į lenteles, viską suskaičiuosim ir tada objektyviai pasakysim, kiek ko buvo. Kiti tada reikia, kad taigi palaukit, bet ne viską iškasinėt. Tai ko verti tie skaičiai? O gal geriau pasikvieskim aborigeną ir pažiūrėsim, kaip jisai tam urve jausis ir iš to padarykim išvadas apie pirmykščius žmonės. Na ir tos kryptis, jos labai labai skirtingos ir archeologai yra skirtingi. Taip kad pasakyti objektyvios tiesos tai negalim, nei mes, nei Gimbutienė negalėjo. Jinai turėjo daug tų minčių, jos kaupėsi dešimtmečiais, ta vizija jos brendo, jos mintyse ilgai. Tačiau jinai yra tas žmogus, kuris taip laisvai gyveno, pati savo, buvo tiek laisvas žmogus, kad jinai nusprendė tai vis dėlto publikuoti ir išdėstyti. Tiek akademiniai erdvėjai, tiek paprastam žmogui skirtuose leidiniuose. Na ir tada kilo didžiulė banga kritikos, be abejo, jinai ir turėjo kilti, būtų net keista, jeigu nebūtų kilusi. Nes jos vizija buvo paremta tam tikrą dalimi materialiosios tos medžiagos. Tai ėmė prieštarauti tam, ką mokslininkai įpratę yra teikti. Nes teigimas tai jau yra sakymas, kad taip yra ir kaip pasakyti, savo vardu, savo laipsnių galų gale garantavimas, kad tai, ką aš sakau, yra kažkokia objektyvi tiesa. Tai archeologai kaip mokslininkai, jie, tarkim, kaip faktą gali pasakyti, kad tokiam ir tokiam urve, Graikijoje ir Italijoje, buvo rasta tokia ir tokia moters figūrėlė. Gali galbūt dar toliau teikti, kad kontekste šalia buvo rasta tas ir tas, pati figūrėlė buvo menamo namo viduje ir aprašyti visas tas, metodologinę visą pusę, kaip viskas buvo kasinėjama, kas buvo rasta, kokie tyrimai daryti. Tačiau Gimbutienė ir kai kurie kiti archeologai kartais išdrįsta iš to išlipti ir pradėti rašyti tai, ko niekaip nepatikrinsi. Kam, pirmiausiai tarnauja vaizduotė, o tą vaizduotę kiekvienam iš mūsų lemia mūsų patirtis.
įgyta net nuo pačios vaikystės ir kūdikystės. Šiuo atveju Gimbutienei taip pat iš to konteksto, iš kurio jinai atvykusi, iš to, kaip jinai buvo auklėjama, kaip jinai kiek susidūrė su tautosaka, su mitologija savo vaikystėje ir jaunystėje. Jinai pati rinko ir dainas, ir mitus, ir užsirašinėjo. Jai tai buvo tiesiog įdomu. Tai manęs visai nestebina, kad jinai savo karjeros kelyje galiausiai visą tai apjungė. Nes turbūt net neįmanoma savo kažkaip vaikystėje, jaunystėje įgytų žinių kažkokių nuneigti ir įsivaizduoti, kad nematai paralelių, kasinėdamas arba tyrinėdamas akmens amžių. Akmens amžiaus visoje medžiagoje, sakyčiau, išsirinko vieną iš pikantiškiausių temų. Tai yra pasiimti figūrėlės įvairiausias. Jų yra ir zoomorfinių, tai yra gyvūnus vaizduojančių, ir antropomorfinių, kas yra žmonės vaizduojančių. Ir iš jų išvystyti galimai teorijas apie religiją tuo metu egzistavusią. Dabar ką Gimbutienė surinko, tai yra tūkstančiai atvaizdų, tūkstančiai tų figūrėlių vaizduojančių moterį. Jinai tiesiog parašė savo knygas, jinai jas rašė apie deivės, jinai taip vadino tas skulptūrėlės, figūrėlės moteriškas, tą matristinę kultūrą išskyrė, ją aprašė, ir tai labai žavinga, tai labai romantiška istorija. Ir tai labai pritiko tam naratyvui, kurio kaip tik ieškojo feministės savo pagrįsti savo kažkokiem teiginiam. Ir iš tikrųjų Gimbutienei tai labai nepatiko. Ta jinai yra ir į kameras pasakiusi ir apie tai kalbėjusi ne vieną kartą. Jinai tikrai nenorėjo būti siejama su šito judėjimu, bet taip išeina, kad šiai dienai jinai ne tik atsiejama, bet jinai ir toliau su tuo judėjimu ten žingsniuoja kaip mūza, kaip įkvėpėja, kaip tų vadovėlių parašytoja, autorė. Ir to mes neišbrauksim ir nereikia to išbraukti. Lai tie žmonės, kurie ieško moteriškumo stiprybės šios dienos pasaulyje, randa tą įkvėpimą, pasiskaito ir žiūri į tas figūrėlės, kurios šiaip atrodo labai, kai vartai tas knygas, atrodo, wow, tai yra kaip meno kūrinių katalogai. Tai tegul tą įkvėpimo ir ieškosi, tačiau reikia suprasti pagrindinę žinutę, ką Gimbutienė norėjo pasakyti. Matristinė tai nėra matriarchalinė. Ir matristinė tai nereiškia, kad moteris valdė pasaulį, valdė vyrus, kad jos buvo iškilusios taip, kaip mes turim patriarchatę. Patriarchatę mes tikrai galime teikti, kad ne vyrai yra svarbus, o vyrai valdo pasaulį. Jie sprendžia, jie lemia. Tai mes negalim lygiai taip pat pasakyti apie matriarchato egzistavimą, tokio niekada nebuvo. O matristinė kultūra tai yra tiesiog tokia, kuri moterį labai, iškelia kaip svarbią asmenybę, jinai turi labai daug rolių, labai esminių rolių gyvenime, tai yra ir susilaukti vaikų, ir puoselėti šeimos židinį, ir tas pats ir rankiojimas, žinom iš paleolito laikų, kad tas pačias malkas ar grybus ar uogas rankioti galėjo būtent moteris ir tai daro ir iki šių dienų išlikusios pirmykštės bendruomenės. Jos turi tam tikras savo rolės, kurios yra nenuneigiamos. Ir šiai dienai tos pirmykštės bendruomenės, jos turi tą pasiskirstimą labai aišku. Tas pasiskirstimas yra tokio lygio, kad vos ne ryte atsiskiria vyrai su savo veiklomis, mes eisim ten medžioti, strateguoja, gaminasi strėlių antgalius ir panašiai, ruošiasi. Moteris tuo tarpu visai kitus darbus dirba, vaikams yra prisakyta dar kažkas, senoliai taip pat turi savo funkcijas ir taip egzistuoja bendruomenė labai puikiai ir niekas nekelia klausimų. O kodėl aš šiandien negaliu eiti medžioti? O gal tu eik ten surinktos riešutus, o aš eisiu to elnio. Nekelia tokių klausimų, kokius keliam mes šiandien. Yra labai daug dalykų, kas jau susijęs su psichologija ir mūsų dienų kontekstu, su tuo, ką
į ką mus pavertė civilizacija. Tai vat kalbėdami apie civilizaciją, kaip aš jau ir minėjau, civilizacija labai daug padarė, kuo mes didžiuojamės ir kai mes vartojam tą žodį civilizuoti žmonės. Tai tikrai man kartais mielesni yra tie iki civilizaciniai laikai, nes kai mes kalbam apie pagarbą kitam žmogui, apie tobulėjimą, apie meną, apie grožį ir estetiką, apie santarvę, apie kažkokį tokį dermę su gamta ir panašiai, apie tos visus gražius dalykus, tai mes jau čia turim kalbėti apie iki civilizacinius laikus, iki neolitinius laikus jau. Visa tai atsiranda ir meilė kitam žmogui, ir laidojimo tradicijos, kad reikia žmogų, kuris numirė, palaidoti gražiai ten ir taip toliau. Čia iš vis neandertaliečių laikai, kaip minimum 30 000 metų prieš Kristų. Taip kad, kalbant apie tą civilizaciją, mes šiandien, vat, ir tą moterį taip įsivaizduojam, ir kai aš dariau parodą apie Gimbutienę, jinai taip pat buvo, jinai kūrė tas savo hipotezės tokiam pačiam kontekste, kai, reiškia, yra karo kontekstas, yra priešpriešos kontekstas, yra ta vyriška akademija ir jinai tokia moteris, kuri nori siekti karjeros. Ir jai visi šitie moteriškumo dalykai pačiai savo buvo išspręsti labai aiškiai ir labai sveikai, kaip dabar mes galbūt net patartumėm žmogui eiti į emocinio tobulėjimo, kokius kursus, pamedituoti, su savim susitaikyti ir apsispręsti gyvenime, ko tu nori ir kryptingai to siekti, tai pozityviai žiūrėti į viską, ar ne? Tai visą tai jinai jau taikė tada, galbūt dėl to, kad buvo išvykusi į Ameriką ir ten apskritai buvo toksai laisvesnis žmogaus mąstymas, negu kad mes čia kai sėdėjom tokie užspausti ir turėdami, tokį požiūrį, tokio dydžio. Tai ji savyje išsprendė šitos dalykus, dėl to ji ir padarė tokią karjerą, dėl to ji sau leido pasakyti tai, ką ji galvoja, Kurganų teorija, jinai iš tikrųjų jau yra patvirtinta, galima tikrai teikti, kad tam tikru momentu prieš kokius 6000 metų užplūsta iš stepių karingai nusiteikusi bendruomenė, kurioje vyras yra jau visai kitokioj pozicijoje. Visuomenė, kuriai vyriška linija yra ta valdanti linija. Jinai yra sprendžianti linija. Ir be abejo, kai jinai užplūsta Europą, tokia taikia ir idiliška, pasak Gimbutienės, kurioje tokių konfliktų nėra buvę, tokio masto užpuolimų nėra buvę, tai jiems bepigu paimti, užplūsti ir čia įsitvirtinti ir viską apimti. Kalbu apie visus socialinius, visus lygmenis. Žmogaus ir mąstymo lygmenis, ir fizinį užpuolimą, taip sakant, ir užėjimą į gyvenvietę, tiek ir psichologinį ir visokį kokį. Jie atneša visai kitą kultūrą, galimai tą indoeuropietišką kultūrą. Ir tai nėra tik tai kažkokių kelių daiktų atsinešimas, kurių mes neturėjom, ten tam tikros formos kirvio, laivinio kovos kirvio ar kokios tai keramikos tam tikrais būdais puošiamos. Tai yra menkniekis dar, bet tarkim tai, kad jie atjoja ant arklių, kad jie turi vežimą, kas niekada gyvenime nematyta, kaip tai ratai vežimas. Kad jie agresyviai nusiteikia, kad jie turi visai kitą pasaulėžiūrą, kas turėtų čia, kaip sakant, nurodyti, kaip reikia gyventi ir taip toliau. Tai čia yra esminis lūžis, kuris niekada nebeatsivertė atgal. Ir mes iki šiandienos visus tos 1000 metų taip ir mums buvo nulemta, kad mes taip ir gyvenam iki šiandienos. Aš nežinau, ar taip sakant, be to įsiveržimo čia būtų visi taikiai ir idiliškai gyvenę iki pat. Matomai šitas lūžis kažkoks, mes į tai žiūrim kaip į kažkokį įvykį, užplūdo, užėmė, perėmė, reiškia, visą tą mąstymą
ta buvusi visuomenė ir pradėjome gyventi kitaip, taip, tai yra kaip įvykis. Bet aš manau, kad jeigu ne šis įvykis, būtų kažkas kito, kažkaip kitaip, vis dėlto demografinė situacija pasaulyje tuo metu jau keitėsi, žmonių daugėjo, tai lėmė tai, kad jie nusprendė sėsliai gyventi. Ir tos bendruomenės, tie susikirtimai ir kažkokie taškai, ties kuriais bus pradėti spręsti esminiai klausimai. Matristinė, nematristinė, monoteizmas, politeizmas. Na, visi šitie dalykai kažkada turėjo spręstis. Šiai dienai mes pasakom, kad turbūt tada buvo tas lūžis. Dabar mes gyvenam tokioj kultūroj, nežinau kaip čia mes ją vadinam, vakarietiška, ne vakarietiška, aš tai šitą truputį terminą nelabai net mėgstu, nes man jis nelabai ką pasakantis. Vakarai tiek, kiek žvelgsi į vakarus, tiek turėsi, aš tenai ir indėnus matau. Tai, taip sakant, mes gyvenam tokioj dabar situacijoje, kai mes kiekvienas esam laisvas iš viso rinktis, ko tikėti, skaityti pasakas ar neskaityti. Tikėti mitais ar netikėti. Kažkas galbūt skaito tos pačius indėnų mitus. Indėnų filosofija domisi. Ta pati Gimbutienė, tarp kitko, žymiai daugiau laiko praleido su indėnais, o ne su feministėmis. Ir jai tikrai imponavo visi judėjimai ir visos bendruomenės, kurios buvo apskritai ryšyje su gamta. Aš tą pirmiausiai iškelčiau. Ir aš nežinau nei vieno akmens amžiaus archeologo, kuriam nerūpėtų gamta. Nes mes iš esmės į žmogų žiūrim kaip į padarėlį tokį vieną iš gyvūnų. Mes, kai žinom visą tą evoliucijos teoriją ir visą kitą, neišeina kitaip į žmogų žiūrėti. Mes elgseną žmogaus pateisinam tuo, kad mes žinom jo refleksus, jo išgyvenimo kažkokius dalykus ir koks jis gali būti nuspėjamas ir panašiai. Tai mes žiūrim į tą žmogų kaip į tokį pasimetusį nuo gamtos. Šiandien labai daug kas yra pasimetę nuo gamtos. Labai matosi, kurie žmonės yra pasimetę nuo gamtos, kurie joje jaučiasi žiauriai nesaugiai. Tai vat Gimbutienės yra visų pirma tas akcentavimas, kad ryšyje su gamta reikia apskritai ieškoti atsakymų į viską pasaulyje. Ar tai susijęs su tavim pačiu, ar tai susijęs su visa civilizacija, ar dar su kuo. Gamtos tas ryšys yra pagrindinis aspektas. Kai mes nuo jos per daug nutolstam ir nusprendžiam kurti civilizaciją tokią plieninę, ir čia Gerardą Diamondą būtų galima pacituoti arba paminėti. Yra rašančių dabar jau, kad tai buvo didžioji krizė, didžioji klaida. Nu ir kam mums reikėjo visus ten juos prisijaukinti, atsisėsti į vieną vietą ir pradėti dirbti žemę. Ir prisirišti prie vienos vietos. Jeigu tai buvo gerai, milijonus metų, tiesiog klaidžioti po pasaulį, neturint jokios vietos prisirišus, kad čia aš gyvenu ir išeiti niekur negaliu. Tiesiog naudotis visom gerybėm, kurios yra visur aplink tave ir nueiti per metus kelius šimtus kilometrų, migruoti, paragauti ir to, kas auga pietuose, ir to, kas auga šiaurėje. Kam reikėjo tą padaryti? Kad gautumėm tuberkuliozę, kad sveikata suprastėtų, kad, reiškia, prasidėtų daug visokių problemų demografinių, kad atsirastų turto samprata, pradėtumėm dėl to kovoti ir muštis, dėl to turto, dėl to statuso reikalų. Na, iš tos civilizacijos atsiradimo atsiranda begalės problemų, kurių iki tol neturėjom. Ir tas problemas mes atsinešam iki šiandienos. Ir per tą problemų lauką mes dabar tokie skeptikai, tokie rimti. Kartais ir pasakų skaityti su šypsena nemokam. Kartais ir priimti to, kas pasakose yra parašyta nemokam, pradedam kritikuoti ir kažkaip jau mums atrodo tai taip tolima. Tas žaltys taip pat, kaip žmonės dabar reaguoja į žaltį. Vaikui labai įdomu.
Kažkas labai nori atpažinti. Iš karto prasideda spėliojimai. Žiūrėk, čia žaltys, ar čia angis, ar čia gluodenas. Iš karto mes tos, kiek ten 4 turim, ir iš karto visi pradedam ten skaičiuoti ir žiūrėti. Norim atpažinti. Įsijungia iš karto protas. Aš žinau, ar aš nežinau, kas yra šitas padaras. Ko tarkim, akmens amžiuje, tikrai manau, toks buvo natūralusis žinojimas visos gamtos, iš viso nekeliami buvo tokie klausimai. Tai vienas toks įdomus dalykas, tokia reakcija. Kita reakcija būna, žmonės bijo tų žalčių. Kodėl? Galbūt ta pati ir pasaka turi bauginantį aspektą, ar ne? Prigrasinta, priversta, duotos užduotis neįveikiamos. Kodėl taip reikia elgtis su vargšė mergaitė? Reiškia, mes kažkokį tą įsivaizdavimą apie tą žaltį turim, ar močiutės pripasakojo, kad reikia kuo greičiau jį kažkaip stengtis išvyti iš savo sodybos. Yra žmonių, kurie radę lizdą savo sodyboje iškart jį sunaikins. Esu pati mačius, kaip žmogus į kibirą nori paskandinti, kaip nors sugrūsti tą žaltį. Tai yra kraupu. Mano akimis tai yra tiesiog siaubinga. Bet yra žmonių, kurie nuoširdžiai bijo žalčių ir dar aiškina savo anūkams, kad ir tu bijok, jeigu pamatysi. Tai iš kur mes tą atsinešam tokį žinojimą kabutėse? Jau mes mokslininkai su tuo žinojimu žmonių susiduriam kiekvieną dieną. Aš tikrai įsitikinus, kad jinai parašė tai, kaip jai atrodo, iš to, ką jinai sukaupė per visą savo gyvenimą. O sukaupė tiek, kad joks jos oponentas negalėjo pilnavertiškai jos kritikuoti, nes kad kritikuotum žmogų, turi pirmą pats pereiti visą šitą, peržiūrėti, bepigu atsivertus jos katalogus, jau pasižiūrėti, kokių čia tų deivių yra, ir pasakyti, nemanau, kad čia deivė paukštė. Pati į tokią sudėtingą temą turbūt iš vis nelyščiau niekada gyvenime, nes tai yra super rizikinga. Tačiau tai, ką jinai nusekė tą savo pasaką, pavadinkim, tai yra naratyvas, pasaka gerąja prasme. Jeigu šitas naratyvas net iki šiandien žmonėms suteikia kažkokio tikėjimo, kažkokios vilties, kad pasaulis buvo gražus, kad Europa buvo labai tikrai taiki, idiliška, gera, tai gerai. Ar mes norėtumėm visą laiką tik tikėti tik tuo vieninteliu neginčijimu kokiu nors naratyvu, kuris būtų mokslininkų pasakyta, kad viskas buvo karinga nuo pat pradžių, visi pešėsi, mušėsi ir visą laiką vyrai buvo svarbesni ir taip toliau. Tiems, kas Lietuvoje baltiškais dalykais kažką bando atsekti, propaguoti, apsirengti taip, dainuoti taip. Jeigu jie mano, kad jie tą rekonstruoja, nors tai yra labai slidu mano akimis, labai gerai, jeigu jūs tame jaučiatės puikiai. Vadinasi, jūs kažkokia prasme vis tiek lendate savo tą archetipinį aš ir jis jums pasako, kad man šito reiktų. Kitiems žmonėms jokių nei baltiškų, nei indieniškų, nei meksikietiškų, jokių iš vis naratyvų nereikia. Geriausia pasižiūrėti nei Natrix žaltį, o į matricą pasižiūrėti ir iš ten pasimti naratyvą. Yra labai daug didelė žmonių dalis, kurie iš viso gyvena tik ateitimi. Tie, kurie tik tai žiūri, kas bus sukurta, kokios naujos technologijos bus, kas dar, kas dar. Ką dar man duos, ką aš dar galėsiu nusipirkti ir kaip dar galėsiu pasilengvinti savo gyvenimą. Tai yra labai natūralus dalykas, jisai veda mus per visą evoliuciją ir tos pačios strėlės nebūtų buvę be tokio, ką dar. Kasinėjimo apimtis tikrai nėra didelės, mes esame iškasinėję labai mažai. Nežinau, čia toks pasakymas yra, nieks niekada nesuskaičiavo ir nesuskaičiuotų, bet kad gerai būtų, jeigu 1% yra iškasinėta. O teikti galim daug, bet tokios figūrėlės, jos iš karto kelia labai daug klausimų. Gimbutienė buvo viena pirmųjų, kuri bandė tuos klausimus ieškoti jau tokių kuo objektyvesnių
atsakymai. Jie gavosi subjektyvūs atsakymai, bet tas objektyvumas buvo iš to, kad vis dėlto pasitelkiamos yra kelios mokslo sritis. Ne 20 jų rasta ir ne 100, tūkstančiai. O kaip jau minėjau, kiek iškasinėta? Taip, o jeigu mes dabar pakasinėtumėm visą Europą ir susirinktumėm visus rožančius, visas skulptūrėlės Jėzaus, kiek tai būtų tūkstančių, milijonų. Daug. Ir mes iš to vedam paralelę, kad jeigu yra kažkokios figūrėlės, jau jos kažkokios turi būti šventos, jeigu visi tokias pačias gaminasi. Mane tai kas stebina, kad per 1000 kilometrų viena nuo kitos randamos labai panašios. Su tokiais pačiais ženklais. Tai vad mane domina, kaip tas žmogus tam žmogui perdavė. Kaip įvyko tas minties perdavimas. Buvo šventiklėlė, nebuvo. Ar ten prieš naktį poterius kalbėdavo, ar kai kažkas atsitinka, kad pagydytų kokį šeimos narį su kalba, ar pasistatydavo kažkur kažkokioj vietoj, o gal kaip tik užkasdavo, kaip ten koks ritualas galbūt. Mes čia galime labai daug prigalvoti tų ritualų ir įvairiausių tų funkcijėlių, bet man kaip mokslininkė yra įdomiau tas minties perdavimas, kaip toks fenomenas paplinta tokiam dideliam areale, kaip visą tai aiškinti. Žmonių tas migravimas, minties judėjimas. O Gimbutienė kaip įkvėpėja, jinai mums visiems savo laisvo požiūriu ir savo drąsa taip gyventi, kaip nori, to siekti, ko nori. Ir jinai savo moteriškumą labai gerai, net, sakyčiau, kaip savo amuniciją turėjo, kaip vieną iš ginklų, ar kaip čia nesinori taip sakyti, dėl to, kad apskritai apie ginklus ir apie tokius dalykus nesinori šnekėti, kai šnekam apie Gimbutienę, bet tai tas moteriškumas, mesgi žinom, kad jisai gali būti visoks. Jis gali būti suvoktas kaip labai didelė silpnybė, bet gali būti kaip tas toksai slaptas dalykas, dėl ko žmogui kažkas ir pavyksta. Kai tikrai moki su savo, kai esi gerai susidraugavęs su savim, su savo lytim, su tos lyties statusu visuomenėje, kai tau viskas su tuo yra gerai. Gimbutienė su savimi tais klausimais buvo tikrai labai aiškiai pozicijoje ir žinojo, kad ne visų pirma yra žmogus, laisvas žmogus, kad mūsų visų mintys yra lygios, kad jinai gali važiuoti į didžiausias konferencijas visam pasaulyje ir kaip su lygiais šnekėti su visais vyrais ir teikti savo dalykus. Nepaisant to, kad ta deivių teorija iš karto buvo prilyginama kaip jai ir jinai pradėta ten vos nevadinti pati kaip deivė vaikšto. Taip, labai graži moteris. Galbūt taip galima ir išsireikšti kaip deivė. Aš tai sakyčiau, tai yra laisvėjimo kelias gal. Pradžioje įrašyti tai, kas tikrai objektyvu ir aišku, bet į senatvę, man taip atrodo, aš dar to nepatyriau, bet gal patirsiu, į senatvę žmogus turėtų bent jau sau leisti vis daugiau pasamprotauti. Ir galbūt sukaupus daug žinių, daug to kažkokio matymo, norisi to pasidalinti. Vieni būnam užstrigę savo pasakojimuose, daug senelių būna pasakoja tą patį per tą patį, ar ne? Gimbutienė seno kitaip. Jinai vis ieškojo naujo ir paskutiniais savo gyvenimo metais dar rašė knygą, skubėjo pabaigti, nes žinojo, kad ateina paskutinioji. O jos ta drąsa gyventi man jinai ir iš jos asmenybės pasakojimo viso biografijos labai atsiskleidžia. Nuo to, kad jinai mėgo drąsiai vairuoti sportinės vos ne mašinas ir turėjo pati mašiną virš 70 metų nusipirkusi tokią, kurios numerius Marija buvo užsirašiusi. Iki to, kad jinai ir savo gyvenimą pabaigė pati. Tai yra begalinė drąsa.